Taigi sveiki visi, su jumis Kliaus iš dviejų kūrėjų MC ir sveiki atvykę į dar vieną Minecrafto su pusseserė išlikimo epizodą. Ar man smagu jūs vėl matyti? Tai aišku. Žodžiu, šiandienos epizodo turiu pradžiai atsiprašyti, kad aš praeitą epizodą daug nekalbėjau, buvo labai nesmagių problemų, tai biškį tylus buvau, o kaip mato, čia po truputį mano daržai keliaus, bet šitą epizodą mes su Bonifacu keliausim pas žemyną. Įdėdam žarą gęstančią vėlai, kilk aukštai, mok pačiais sparnais laisvai, kalnų erelį. Kas gimė šliaužiot niekad nepakils virš kalnų, taip aukštai kaip tu, kalnų erelį. Ne čia mes gimę sielos mūsų kalnuos, tarp uolų, sklando su tavim kartu, kalnų erelį. Lydėdam žarą gęstančią vėlai, kilk aukštai, mok pačiais sparnais laisvai, kalnų erelį. Do it. Bonifacai labai atsargiai. Do it. Šiaip, žinai ką, dėl įdomumo, kodėl ne. Kur tu? Sėsk, žiūrėk ir mokykis. Patikrinsim, ką turim. Sveikas, mažiau. Šitą gal netyčia matei kaulą, prie kurių būtų toks mažiukas apsiverkęs be mamos, vienišas. Yra. Grįžtam pas Bonifacą. Bonifacą nepatiko.
nepatikėsi, bet turim. Keliaujam. Sakiau, keliaujam. Lydėdams žarą gęstančią vėlai, kilk aukštai, mok pačiais sparnais laisvai, kalnų erelį. Kas gimė šliaužiot niekad nepakils virš kalnų, taip aukštai, aukštai kaip tu, kalnų erelį. Čia mes gimę sielos mūsų kalnuos, tarp uolų, sklando su tavim kartu, kalnų erelį. Žmonės, mes čia. Štai ir žemyna. Jinai vėl atželikavo. Bonifacai, mes pasirodom jai. Sakai? Kur jinai išlėkė? Raminkis tu. Kur mano šuva? Ups. Labas, žemyna. Kaip tu? Dabar lauksim. Gerai. Tai žodžiu. Mano gestas užaugo, aš uždėjau ir man nepavyksta pagauti jo. O, pagaliau. Varom. Kaip su dideliu balionu. Nu tai ką, noriu visiems labai padėkoti, kad žiūrėjot. Kaip matot, prisirišau valtį. Žodžiu, žemyna pasirodo nėra sunku. Tiesiog pirmą pririšk valtį ir tada atsitūpus pririšk prie savo gesto. Va tada pavyksta. Tai jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums nuostabiausios likusios dienos. Ir labai lauksiu susitikti. Ir jo, iki kito epizodo.